Šiandien gyvena. Tu nežinai. Kulebrida? Aha. Kulebrida. O tai čia kas buvo regionas? Kaimas. Ai, buvo. kaimo pavadinimas. Kaimo pavadinimas. Ir senovės prie carą, kaip nusikalsdavo, tenai, čiagi prasto žemės, nedirbamas buvo tenai, veždavo žmonės tenai, nusikaltėlius. Rusų. Nu, taigi ir Narušėgi buvo visa žemė supirkta iš šitų rusų, jiem davė pakiekti žemės, knygoje rašoma ta, kuri yra. Pakiekti žemės, pakiekti po kelis hektarus ir liepė apsigyvendinti jiem. Tai čia ir apsigyvendina jie. Tai vienas buvo Apsiejus, mokytojas atvežtas, nusikaltėlis buvęs. Apsiejus tas, pavardė aš nežinau, tetukas, nes Apsiejus. Tai jis kada pradėjo, tetukas gimęs mano 92 metais. Jis pradėjo eiti į mokyklą, nu tik kiek 10 metų, gal tenai jau apie 10 metus gal pradėjo eiti į mokyklą. Nu taigi rusų kalboj tik tai buvo. Vienintelis tas mokytojas buvo apylinkiai mokėjo rašyti. Nieks nebuvo žmonių, nieks nemokėjo rašyti nieko. Va, tai Apsiejus turėjo doską tokią, doską, sakom rašyva, tokią doską. Ir ant tos doskas, doska ir mielka. Kreido. Nu, tai musietė, aš nežinau, Mielka, kad ta doska ir ta mielka. Va, ir ant tos doskas rašydavo. Nu, va, jis ir mirė mūsų tetukas, ir kada jisai išėjo tenai 2 klases skaitas. 2 metus mokėsi. Tai čia jau daug. Tai jau daug mokintas buvo ir kada kariuomeniai buvo, jis buvo mokinčiausias žmogus. Prie Smetonų kariuomeniai kada buvo kariuomenės vadas Stasys Raštikis. Raštikio kanceliarijai sėdėjo, jisai nuotraukos buvo visas, kaip jis tenai sėdė, kaip jis tenai rašo. Jisai mokėjo daugybės lentelę atmintinai. Tai būdavo ir mirė kitaip, nes 2 × 2, 4, 3 × 3, 6. Būdavo aiškinagi, mums sako, kas tai per daiktas, aš nežinau. Nu. Dar kokios žodžius vartodavo tokiuos. Jis skaitas, mokintas žmogus buvo labai. Šitie rusai, mat kaip davė jiem, nu taigi visi, tai čia jų vaikai tų rusų, kurie atvežti buvo. Visi tą žemės turėjo, pakiekti ar po 3 hektarus, aš nežinau, pakiekti jie turėjo. Kad jie pardavė tą žemės, lietuvis susipirko ir Narušis nusipirko, Narušė pirkta žemės tenai, kiek dabar buvo. Da matininkai, kaip atėjo dvarus, kaip dalina, tai prie Smetonai tas buvo. Matininkai atėjo, čia Kulebridon šiton, nu tai iš Ulyčias kėla visi, kaip Ulyčia buvo, dar ir aš čiut primenu biškį, kur Narušį nusipirko greičialai tokių Ulyčiai čia, nuo tos Apsiejienės. Nu ir... Tos Rusijos? Ką? O tai kur tie Rusai dėjas pasdėjo? Išmirė. Tie tėvai išmirė, o vaikai buvo pasilikę. Nu tai va, savietai kaip užėjo, Balnikas išėjo visi. Makaravai tokie buvo, tai netoli da Paišėtinai Greičialą jų buvo tėvas, seniukas, turkiuku vadindavom. Nedidukas toks su barzdu didelu. Visi staravierai, visi senoviniai tokie. Nu va, kiti Makaravai, Ramanovai. Šitie Apsiejevai. Tada po Ševeliovai. 4 pavardės buvo. Ševeliovai namo. Aha, Ševeliovas šitą prie Narušinės namų tenai žemės turėjo atėjo. Bet čia prie carą, čia prie carą laikai. Carą. Tai jie buvo ištremti čionai? Jie ištremti už nusikaltimus.
kaip iš mūsų žmonės vežė į Sibirą už nusikaltimus, o jos ištrėmė į čia, žemės prastos, nu tai ką, griovys, pieva, raistas, krūmas, į žemės dirbamos beveik ir nėra. Nu, pasistatė gričelių, o paskui vaikų, lyg vaikų daug turėdavo šitą. Vistra vyrai, kurgi neturės. Aha, nu tai va ir taip ir yra, tai iš kur tie lietuvių bus, tai kaip užėję 40 metais rusai, nu tai jiem tada baisiai geri buvo, kurie buvo pasilikę, tų tėvų vaikai, Kuzma toks buvo, paskui Kublickas toks buvo, Martynas buvo. Tai jau su lietuviai jie buvo, ne? Su lietuviai, mokyklon jiem gimęs jau, ne su tais tėvais, bet su jų vaikais. Nu. Jie su lietuviai. Ar rusai kaip užėję vis tiek, kada būtų vis tiek rusai. Ja. Aha, jie kada išėjo į Balnikus, tokiais, nu, kas krebais, kas tokiais va, aktyvistais, tai dirba tokiais, kur, va tada greit pasibaigė tas vakiečiai užėję, vėlė savos greičiausiai čia sulinda. Pasibaigė geras gyvenimas. Pasibaigė geras gyvenimas. Tada mat prie vokiečių, karas tenai kai buvo, Rusijoje. Na, Rusijos mat, kaip vaikų buvo neturėjęs jisai, neturėjo jie vaikų iš rusų šitų prisipirka žemės, iš 4 žmonių buvo pirkta žemė, o paskutinį kartą pirko žemę iš tokio Martyno, būdavo ir vadino Martyniškė, 1,5 hektaro. Žemės nusipirko, 1,5 hektarą ir šitą, ir turėjo žemės iš viso buvo 10 hektarų ir su keliais arais pripirktos. Taip užėję rusai, vokiečiai taip užėję, tada vėl karas Rusijai buvo, aš šitas, jie matyt vaikų neturėjo, darbštus gabus, karvių užaugino parduoda, kur pinigų žemės nebėra pirkti. Tai jie nusipirko radiją. Tada radiją nusipirkti iki baisus dalykas, 4 karves reikėjo parduoti. Oi. Radiją nusipirkti. Tada Kuniškės, čia va šitas dvarelis ir Libertavas dvarelis. Čia Šlėktas gyvena, Lenkai buvę nuo senų senovės. Nuo senos. Nuo senų senovės, Prašinskas ir Černikas. Tai Šlėktam ir vadina? Štai, miškas Libertavas, kaip miškas. Prie Smetonai jų dvarus apkarpė, apdalyja žmonėm aplink, kurie arčiau gyvena, kurie savanoriais kažkokiais. Bet reikia suprasti, kad Smetona reformas darė konkrečias. Konkrečias, taip. Nu va, ir jie tebe buvo, palika jiem po 80 hektarų žemę. Nu tai tas Černikiokas, Černikas, tai ir aš atsimenu būdama Nors jau norėjo pasiimti mane, tai šitą parsiveda nuo pat mažų dienų. Da parsiveda, tenai pasarė, tai važiuoja, kur išvažiuoja, tai saldainį atveža, tai dovanytę kokią. Ir tas Černikiokas turėjo radiją kažkokią, tai, nu tai ateidavo ta Černikai čia, sesuo, bites turėjo, jie ten šnekėjo, kad Narušis pirktų bites pas juos. Nupirko Narušis bites, važiavam su juo bičių tų atsivežti. Man tai kiek man metų buvo, dar gal 6-7, iš vaikystės, kad atsimenu. Tai čia jau aš atsimenu viską. O šitą vokiečiai kaip užėjo tada vėl, rusų privežė, radija buvo, matai, tie, va. Sveina būdavo iš apylinkės vyrai ir moteris ir vaikai. Sekmadienį tik kaip į bažnyčią suveina tos radijas klausyti. Radija akumuliatorius buvo ir baterijos tokios kaladė. Eidavo su tais elementais, nebuvo, nei elektros nieko. Elektros kalbos nėra.
Nu, atsimenu kaip šiandien. Vyrai sėdi, susėdi, karas Rusijai, tai eina jo. Sėdi, susėdi, rūka tabokės, gitos prieaugina. Aš gimpečiau sėdžiu. Nu tai persikelia per Volgos upę ir užėmė Voronežo miestą. Va šituos žodžius atsimenu, kasti per upę, kasti per miestą. Aš nežinau. Va, ir tada iš tenai žmonės evakavo nuo karo, nuo fronto ir vežė Lietuvon. Tai liepė nuvažiuoti prie Vokiečių, ten Ukmergėn, ir Rūšis nuvažiavo ir daug tenai, kuriem liepė, nuvažiavo, atvežė žmonės tuos. Visiems davė po šeimą žmonių, po šeimą, kad išlaikytų žmonės nuo fronto evakuotų. Tai čia vokiečių valdžia taip? Vokiečiai į šitą atsivežė moteris, nežinau kiek tik jai galėjo būti metų, aš neįsivaizduoju, kad duktė liko Rusijai, kurie darbingi, tai juos paliko Rusijai, tenai darbame išvežė kažkur tai. O jinai ir berniukas, gal buvo 9 ar 10 metų, kad turėjo knygą Učebnik ruskого языка. Kas tai per knygą? Tai rusų kalbos vadovėlis? Muziejai, kad mokyklą nutseit ėjęs jisai jau. Tai mes tą vadovėlį vartydavom, už tai aš nuo jo, va tiek kaip pas mumis buvo, per žiemą, gal kad rudenį atsivežė, pavasarį jos vėl išvežė į Vokietiją darbam. Nu va. Ir šitą į vėl Rusus vežė iš Rusijos, a karas kai pasibaigė, jie patys parvažiavo Rusiją. Atgal sugrįžo. Tiesa, kiek aš žinau, tai va, tai būdavo ta Katerina Jašina. Va, šitą iš vaikystės atsimenu. Katerina Jašina ir Vladimir Jaša. Volodė vardu tas berniukas. Ir man tą šį mokyklą gal, nu jo, kad aš mačiau tada visiškai pas Rūčių buvau 3 klasėje. Aš ten savo Dakūniškės mokyklą iš namų ėjau 2 klasės, ten pas juos irgi 3, 4. Prievolės uždėdavo vokiečiai išvežti. Nu tai jeigu pagal žemės plotą, nu tai jeigu neišvežė kas tos žemės plotą, tos prievolės, tai atvažiuoja vokiečiai, daro kratų ir... Bet tai žmonės, kurie turėjo daugiau žemės? Aha, visus ne tik kad kurie. A, tai kas ta prievolė buvo? Grūdų išvežti tiek. Ai, turi atiduoti duoklę. Duoklę tokią šitą. Pieną, jeigu karvę turi, šieno. Mokesčiai tokie, šieno, šiaudų, veždavom viską, ir šieną, ir... Tai čia jau į vokiečių biudžetą? Į vokiečių. Tai čia tas buvo, nu, prieš karą, kelintais karas pasibaigė. 45? Nu, tai čia bus 4 metais. Kada aš mokyklą baigiau 44 metais musėjau. Nu, kad prie vokiečių išmūs labai. Tai ilgai tie vokiečiai čia Lietuvoje buvo? Nu, tai matai. Porą metų kažkur? Daugiau, gal 3. Kad, žinau, kad karvę apsiveršė. Ne. Narušienės sesuo Marytės močia Makauskienė. Tai jos nežinai. Aš atsimenu biškai, ne viena buvo tenai, atsimenu, važiuodavo į laidotuvės. Aha, šitą, jie čia uždaprūšė Gričiškį, pirtelų tokių nusipirka, pardavė paltų, nusipirka pirtelų ir Gričialų pasidarė reikėję gyventinai. Turėjo karvytę, apsiveršiavo tą karvytę ir skaitas Telyčytę atsivedė. Nu, tada Rūšis man pirksiu iš jos tą Telyčytę ir auginsiu.
Nu tai pakinkė arklį jisai, sako, nuvažiuok atsivežti tą telyčytę. Ir aš važiavau ir tą patį rytą pasakė, kad pasibaigė karas. Na, tai sveikystės kiek aš prikėjau. Pirmi nebuvo laiko atminti tokie dalykai, dabar va kiekvieną būnu, tai viskas įmenu. Atsivežiu tą karvytę, tą telyčytę, mažutę karvytę tokia buvo. Karas kai pasibaigė, tada tie rusai, važiuodami atgal, tas Jaša ir kitas berniukas, kas nusimėnį buvo jisai. Da buvo sugrįžę, užėję, jie mačiau užaugę, jų buvo 14-15 metų, prašėsi, kad juos priimtum, nu, pasilikti visam laikui Lietuvoje. Kas čia jūs priimė? O kas čia jūs priims, ne? Kas priimė? A motina iš Vokietijos, ta Katerina, tas Jaša sakė, nu, labai turtinga parvažiavo iš Vokietijos, kada nuvežė juos į Vokietiją, tenai Maskaras, bendrai vokiečiai aukštumoje gyvena, pasivežė ir mašiną siuvamą, ir dar tokių daiktų, vienu žodžiu, vertingų. Nu, ir jie čia apsižiūrėjo ir jie išvažiavo. Visą žemę čia Klaipėdoj Ruskių buvo. Tai va, kaip ateina ta Tatniūnienė pas mane, tai jinai žino jos visus. Nu, tai mes turim kalbos tada apie visus. Kur kas gyvena, kas kaip gyvena. Už Perkalį čia kitas kaimas buvo, Aklūšė, irgi musė tokie pati atvežti tie rusai. Nu, caro laikų pasilikti. Nu, tai va, jinai išeina iš Aklūšės. Nu, tai va, kaip tarybiniais laikais, jinai 40 gimimo, kad 41 ar 2, aš nebežinau. Kad už 10 metų jaunesnė. Tai šitą, visi mokyklose šitągi, su lietuviai visi, mokyklos pabaigė, paskui mažėjo šitą sovietmetis, ir tada Luntoj padarė žemės ūkį tą technikumą tokį, technikumą baigė. Nu, tai man pasakė, technikumą baigus Perkalio, Dapkūniškių, kolūkių sujungė ir fermės vedėja buvo visų. Atbėjo kolūkį. Nu, už tai visus žmonės pažįstamas, kiekvieną žemės lopinėlį, kiekvieną žingsnį žinai su gyvuliais kaip dirba. Tas nutikė pateina, tai šnekam. Ir žmonės visus pažįsta ir visų žmonių visas šaknis žino. Kas su kuo apsivedęs, kas iš kur išeina, kas iš kur kilęs. O dabar tai va taigi, čia žemė Klaipėdoj, vienos gryčias nebėra niekai. Pieva tokia čia Lietuvai buvo, dabar užtvenkta ta pieva, šitą užtvanką padaryta. Nežinau, kažkas nusipirkęs tą gabalą žemę. Žuvis augino. Žodžiu, per 100 metų tos žemės savininkų pasikeitė daug. Aha, daug. Jie žinai, nesako, kur šitą, kur... Nu, žino apie visus, ir Robertą, ir Dino, ir Vestų, sako, kur ta mergytė, kur pas tau būdavo iš balų stoti. Jis sako, jis Norvegijai. Oi, eitumai. Aha. Tai baisus juokas, kad lietuviai išvažiavo, lietuviai išnyko, išnyks tauta, lietuvių keturkojų banda, kur jiem tik tai patriotėm labai, kad jinai... Nu, gerai sakant, bandos jausmas, kur šilčiau ten yra. Kur šilčiau vienoj vietai nuganė, tada traukės kiton vietą. Taip ir yra. Taip ir yra. Sako, kaip pas juos nieko nėra. Nu, tai va, jiems susinervina nabagė.
Nu, ir visos buvo tokios, ir Šiūnienė, ir Rakauskienė tokia pat. Ne, nu kas liečia va, to tikrą patriotizmą, tai yra Šiūnienė pavyzdys, Aha, labai. pavyzdys. Visą gyvenimą jinai su